Nu ką, sveiki visi, su jumis vėl Dice Games ir ką, pristatau šiandienos video. Tai ką, visų pirma, perspėju, kad jau filmuoju šitą video trečią kartą. Nesuprantu, kas čia daro su Camtasia rekorderiu, bet jau biški užknisa. Nu, bet jeigu trečią kartą susivels, tai filmuosiu, nežinau, su Frapsais jaučiu, nes ketvirto karto tai tikrai jau nebebus. Tai vėl trečią kartą apžvelgiu savo status. Užpiso. Ką padarysi? Tai va, visų pirma pakeliu 97 agility. Atrodo, prie tam video buvo 96. Tai iki 97, kai mato, trūksta 624 XP. Tai čia velniškai daug. Čia kokios, nežinau, daug valandų. Tai 99 iš tikrųjų planuoju pakelti ant savaitgalio gal. Gal biškai greičiau išeis, o gal net ant savaitgalio net nespėsiu pakelti. Nu, nežinau, bus kaip bus. Kavą geriau. Tai va, toliau dar padariau porą farming runų. Tai pakėliau dar gal kokius 200 XP ant farmingo. Tai iki 95 trūksta 535 XP. Toliau, ką aš dar čia pakėliau? Daugiau nieko nepakėliau, viskas. Tai dar kalbant apie RS atidavęs pardavinėjų milus. Tai stumdau milus. Taipogi dar vis stumdau membershipus, kaip numemberius, jeigu reikia, prašot man Skype, kurio pavadinimas yra ISIS014. Taipogi dar vis superku milus, tai jeigu turite atliekamų milų, kurių jums nereikia ir jums reikia grinųjų litų, tai mielai rašot, per banką tikrai paimsiu milus, visus kiek turi, nors milijardą. Tai va. Tai apie RS tiek, daug čia nieko neprikūriau ir noriu pakalbėti kitą temą. Daug šiandien iš šito žiūrinėjau YouTube'ą, žiūrinėjau, kas gero yra ir bum, kilo tokia mintis, kad reikia pažiūrėti, ką gero lietuviai kūrė. Tai visų pirma, pažiūrėjau Rėksnio video, gal žinot, toks yra vlogeris, ne RS, o šiaip vlogeris, filmuoja save ir kalba ten. Tai pažiūrėjau ten porą jo video. Ir kažkaip toptelio mintis, kad reikia pažiūrėti, ar lietuviai dar vis kūrė RS-o vlogus. Maždaug įsijungiau vieną, maždaug fuck it, įsijungiau antrą, oh shit, įsijungiau trečią, žiūriu visai nieko. Bum, žiūriu, skaitau komentarą, žiūriu, čia tas Vilius, kurį aš prieš kažkiek laiko buvau savo videose pakomentavęs, tipo, kad yra toks Vilius, kad ten jis kūrė vlogus ir panašiai. Skaitau channelio komentarus ir žiūriu, yra gal 5 komentarai, iš jų gal 3 parašyti, tipo, jeigu ne Dice Games, aš būčiau nepamatęs šito vlogo. Tai toptelio man mintis, kad jums reikia bachurėliai atskleisti Lietuvos vlogerius, tokius, nu bent man ne vlogus. Tai va, tai visų pirma, pradedu nuo vlogerio, kurio pavadinimas yra Kristijonas Kristix LTU, o YouTube'as channelis Kristijonas007. Tai ką, tai šitas bachurėlis kuria vlogus, iš tikrųjų ganėtinai rišliai kalba, balsas irgi toks malonus ausiai, šiaip visai įdomiai šneka, paskutinis vlogas visai buvo įdomus, nieko aš nesakau, kuria vidus maždaug kiek matau kas savaitę, kas dvi, tai irgi taip neprastai. Tai va, jeigu norėsit pažiūrėti jo vidus, tai prašom užsukti į Kristijonas007. Ir tai dabar perinam prie sekančio vlogerio, tai sekantis vlogeris yra The Aun Production. Šitas bachurėlis daugiau kuria lietuviškus gidus. Pavyzdžiui, paskutiniai 2 video buvo woodcutting gidas ir hunterio gidas, tai aš woodcutting gidą pats žiūrėjau. Kaip matot, bum. Tikrai įdomus, išsamus, gerai papasakoja viską gerai išaiškina, kaip kelt, kaip panašiai. Tai maladėts, tai kas nori pažiūrėti jo vidus, tai prašom užsukti į The Owner Production. Tikrai maladėts, sakau, visai nieko. Ir trečiasis mano šiandienos vlogeris, tai yra Duok Centą. Šitas bachurėlis vlogus pradėjau kurti maždaug prieš porą savaičių. Jeigu žinot tokį puslapį rsipagalba.eu, tai jis yra jos kūrėjas. Šiaip vidai jo yra ganėtinai įdomus. Aš pats biškį juos sekiau anksčiau.
dabar biški kažkaip nustojau, nes su mokslais ten biški sunku dabar ir dar trefkės ir panašiai ir laiko nelabai lieka. Bet jeigu jūs turit laisvo laiko ir mėgstat gerus vlogerius, tai prašo pažiūrėti. Vadinasi channelis Duok Centą. Tai va, tai šiandienos vlogerių apžvalgai bus tiek. Dabar dar jeigu pašnekant apie RS-ą, tai reikėtų man vieno tokio dalykėlio. Aš kaip žinom, dar vis botinu dar tos frosterius. Vienas jau beveik paruoštas frostų žudimams. Aš jį vadinu Hitmanu pirmuoju. Ir karočią, ir man reikia frostinimo boto. Tai jeigu turi tokį, ten būna RS Buddy Froster ar RS Buddy LDK, man atrodo, kažkas tokio. Jeigu tokį turit, aš mielai nupirksiu. Man reikia vienos kopijos, tai prašykit man į Skype Asis 014, jeigu turit tokį, tikrai paimsiu. Tai va, kaip jau minėjau, šitą video filmuoju trečią kartą, tikiuosi man jis dar neužlūžo. Tai šiam kartui bus tiek, subscribinkit, reitingit, komentuokit, jeigu reikia milų rašyti į Skype Asis 014 ir jeigu pin aišku reikia. Jeigu turit parduoti milų, rašot vėl į tą patį Asis 014. Jeigu turit parduoti skriptą, rašot vėl į tą patį ir vienintelį Asis 014. Ir šiam kartui bus tiek ir peace!